Kiek valandų, Deividas? Turim tiek valandų. Ir trumpai, kas kaip ir dėl kojų. Žodžiu, susiruošėm į ganėtinai ilgą kelionę, važiuojam į miestą Bronki. Tai tas miestas yra netoli Vokietijos sienos. Ir važiuojam ko? Važiuojam pirkti projekto. Naujo mūsų projekto. Mūsų laukia apie 700 km. Nuo namų tai apie 800 jau nuvažiavom. Kaip iki Vroclavo realiai. Nu, šiaip Vronkiai yra, taip jeigu žemėlapį, tai Vroclavas, tai Vronkiai yra taip šone, taip gal skiriasi kokiais 200 km. Žodžiu, galiu pasakyti tik tiek, kad hebra, jūs dar to nematę būsit. Tikrai, garantuoju, čia mano žodis. Šito dar jūs būsit nematę. Gal net ir tokios mašinos, sakyčiau, net esat nematę, nes aš pats pirmą kartą tokią matau. Tai va. Mašiną tokią matę? Tokią matę, bet būtent tokią, kokią perkam, su tokiu kėbulu, kokią perkam, jūs nebūsit matę. Ir ką mes su jie darysim, manau, bus kai kuriem, nu čia toksai gal, nežinau, vieniem bus juokinga, kitiem... Kontroversiškas. Jo, tokia, vieniem bus juokinga, kitiem bus įdomu, kiti gal paheitins biškį, nes gal nesupras mūsų juoko, nu bet vis tiek, manau, viskas bus gerai. Tai viskas, negaištam laiko, šokam ir lekiam, nes dar liko nemažai kelio. Kol energijos yra, varom greitai, Marijus. Nu ką, šoferis keičiasi, biški valgo Mariukas. Jau numynėm pusę kelio, liko dar 418 km. Jau švinta. Lietutis baigėsi. Ir Deivas pasibaigė jau. O Deivas irgi jau į galą, prieš degalinę jau akytis tik pradėjo mirkt. Tai jau sakau, stojam, keičiamės. Tai pusė 5 sako, gal keičiamės, sakau, davai iki 5 pamiegu. Be 15:05 visai stovi. Nu, oras tai nuostabus tiesiog. Pasivėm klapkas, rankos, sakėm, čia nersim, maudysimės, 3 šilumos. Deivis gale kempingą įsirengęs. Mėgi? Jo, Deivis sako, pasimkit klapkas. Nu tai va. Kiek kaina? Tai kiek reikia. Aš tik nekylo, čia papką laikau. Pivniukas po tunelis pergazu. Po visais tunelio, o po šitų šausti? Tiltas. Kas reikia, tas reikia. Nu, situacija tikrai negerėja. Nelabai kas matosi prieki mūsų važiuoja mašina, bet nesimato. Kas čia to garsas dabar iš mūsų sklinda? Seni. Mes pasgal. Dar aukštas. Bet man tai nepanašu. Gal čia ženklas, kad mums apsisukt reikia? Sumokėjai už kelius? Jau. Aina. Situacija pagerėjo ar ne, ką manai? Pagerėjau. Gerai, gal. Update'as, atlikim 2 valandom per anksti. Deivis visą kelią miegojau, nepasakė nei kur lėk, nei ką. Nei žodžio neištarė. Aš irgi biškį miegojau. Kol pivniukas tačias į žiedą neįjaučiut, kaklas nenulūžo. Tai nežinau, jaučiu žmogus miega dar. Pardavėjas mūsų, tai galim prasukt pro miestelį. Apsižiūrėsim, gal patys rasim tą omegą. Miestas didžių didelis, turim ką pažiūrėti, turim ką pamatyti. 11 000 žmonių gyvena. Sargiai dėdų nenutrenk. Dėdė į šoną. Kur tu važinėjai čia ratas? BMW lekia. Atėjom į žabką, bet C4 čia pypsi gali sprūktų. Tas Deivas 2 sumuštinių padus ir 5 varškiais pasėmė į Petrą verštėjau. Patrakysi šiandien tą mašiną? Uai.
Poteriauja jisai. Žodžiu, mes laukiam dabar, mum neatsiunčia adreso. Da, gali būt, kad 800 kilų šunio ant vadegos tuoj bus. Rasim kitą. Kitą rasim. Kul paprašėmės tos pardavėjų žapkos, kad mums sumuštinį pašildytų, tai pražilt baigėm. Piktus tos pardavėjus ant mūsų. Supranta angliškai ir dar išsiknisinėja. Roda į maistą ir į mikrobangę. Ranką gali įdėti. Stovi. Nėra zuma, jūs sako. Šiaip, vienu žodžiu. Skambyk lenko, liu. Marius užkalbino. Žodžiu, gavom adresą, dabar tai važiuojam čia porą minučių kelio iki to žmogaus. Tik tai yra vienas niuansėlis, kad biškį bijom filmuot. Nes yra buvę čia mum variantų, kad kai perka mašinas, ten kažką prikolinam ir panašiai, paskui ant galo neparduoda. O čia toks variantas mūsų dabar rimtesnis. Tai gali sakyti, kad neišsidirbinėt tipo ir kad neparduosiu. Nu, aš bijau to iš tikrųjų, tai bandysim arba kažkaip slaptai nufilmuoti, arba iš vis nefilmuosim. Tiesiog aš pabandysiu slaptai pafilmuoti ir viskas. Dar skambinsim kolegom savo, aprodyti aparatą, kad patvirtintų tikrai ir tikėkimės viskas bus gerai. Nu va ir atvykom. Žmogus rašė Davidui, kad automobilį naudojo ne pagal paskirtį, o vežioti palapinėms ir prekiams. Tai, bet iš lokacijos, kurioje mes dabar randamės, atvažiavę dėl automobilio, manome, kad mus šiek tiek apgavo. Bet gal viskas bus gerai. Deivas skambyk jau, sakyk, vietoje esam. Kas yra? Sakau, nemeluosiu, bet pradėjau jausti jaudulį. Tokį, kažkokį, nežinau. Aš tai bijau to, kad toj mašinai bus tas kvapas toksai išlikęs, taip, žinai, kaip būna šarvuojama namuose arba kažkur. Ne, bus normaliai, bet aš jaudinuosi jau nuo tada, kada atsikėlęs esu. Labai man kažkaip čia malonu. Robiłem film, nie? Štai ir jį. Ja wam film jemu wysłałem. To jest do robienia. Čia yra Opel Omega katafalkas. Čia rodo rūdis dabar. Vienu žodžiu, kosmosas. Aš nesu matęs tokio automobilio. Senai galvojom apie katafalką, bet negalvojom, kad rasim tai, nuo ko pradėjom. To zobacz. To jest regulowane, nie? Można... Tam się coś haczy albo co tam będzie. Ale idzie. Bagažinė nemaža. Po šitai stogą pjausim. Ne. Salonas toks, čia yra automatas, benzinas 2 litrų kilovatų, neaišku kiek, bet man atrodo, Davidas sakė apie 100, 2 vietos, čia iš karto eina jau būda. Kaip sakai? Nu nežinau, aš jau biškį nusiraminęs. Aš jau biškį jauduliukas dingu, kažkaip apsipratau prie tos mašinos. Aš tai ne. Ne? Nesmagu tau? Nelabai tas kvapas užuolaidos, kažkaip tos žvakės viduj, irgi nelabai domina. Deivas Karačiai išlėkė į paskutinę kelionę. Negrįšiu. Išvežė į Bakūrą. Tai nedavė kažkodėl pačiam vairuoti, nelabai supratau, dėl ko lenkiškai sakė, bet praveš. Tai gal kad nevietinis? Nu gal. Nu bet esmė aiškiai, manau, bus. Tik tai, kad ten praslydimas kažkaip neišsijungia, nežinau, tikiuosi velsinai normaliai. Tai saugikliai išims. Tai saugikliai tai jo, virinsim. Virinsim. Lipo bortais. Nu grįžo Deivas, einam įspūdžių klaust. Bordiūrais lipa, nes kitaip neįsuka į kiemą. Nu, pasakok. Mašinytė važiuoja smagiai. Važiuoklį nebarška. Šiaip važiuoja minkščiau negu mūsų Omega, kas buvo keista. Tai gal čia lingiais kokius. Nežinau, bet labai minkštai važiuoja.
Dėžė veikia, variklis, nu, karoči, techniškai tikrai tvarkinga. Kondiškiai sakė, nežinau ar veikia, bet kiek jaučiau, lyg ir veikia šiaip. O kaip dėl praslydimo, ką žin? Nėra. Iš vis? Nėra. Tai čia Tai tiesiog... yra Rosman, ir čia ne feisas. Ai, prie feisas. Supratau. Można cena... Nie, on mi mówił. Nie, bo to jest dobry samochód. Aha. To jest good auto. Good. Ja. 800, nie? Nie. 9. Nie, to jest prawie... Ja go nie sprzedać. Ja go na Schrott. Ja. Und kaufen alte Bus. Und das alles brauchen. Das. Und neue andere Bus. Ja. Čia taip pasakė, kaip supratau, vien už tą gautų tokius pinigus, turbūt išardęs. Jis ant lango užrašė 800, sako, tinka šitą kainą. Nukviečia mus kažkur į sklepą. Aišku, į morgą nusives. Sakys, dar du kartą. Žodžiu, parodė va čia, kad mašina stovėjus, tvarkingai, sausai, po stogų, tepalų nėra, o sutartys jau paruoštos. Nu ką, viskas. Omega yra oficialiai mūsų ir keliaus į Lietuvą dabar. Dabar parėjo tas momentas, kada jau šypsena, jau normaliai? Jau kažkaip atsigau, nes iš pradžių tai buvo žiaurus jaudulys, šiaip tikrai neslėpsi. Man irgi, aš mes kai pažiavom, nelabai smagu buvo. Ta prasme, o šitas duris atsidaro? Tai čia dar susūdysim, hebros, čia atsidaro tos durys. Abiejose pusėse atsidaro. Bet tu čia kažkokia ilginta ta Omega, tu pažiūrėk, kokio pločio durys. Nu jo. Nu tai jau, tai kaip tu kitaip sutalpysi čia? Gėlės, žvakės. Nieko vešim pas darauto, padarys cheminį, čia normaliai bus, išvalys viską. Gerai, Deivi, gal varom į degalinę, padarysim apžvalgą normaliai, nes čia prie tų žmonių tai... Nu davai. Varom, ne? Varom. Žiūrėjai, mechanas, 1-2-3. 1-2-3. Galėsim šert tam tikrais bėgiais. Tai užteks čia. Bet laivas, kaip manai. Stabdžiai kauliniai. Kas čia takši? Kačiukas. Sakė, neveikia rankinis. Aha. Pasakė, parodė rankinį, dis kaput. Dis kaput. Jo, parodė kaput. Eik tu garselis, čia nereiks neišmetimo daryti. Aina! Muzika negroja, nes prašo kodo magelis. Šiaip veikia, bet prašo kodo, tai negroja. Aha. Teik parodys. Palauk, biškį. Pas mus ant Omegos buvo buferis, ėjo, nu va, nuo šito moldingo čia buvo buferis. O čia, kara, čia yra kėbulas. Eina moldingas. Čia irgi kėbulas. Čia va parodija. Bet čia kėbulas ir buferis, va, tik tai toks mažiukas. Bet čia gal pas prefeisą tai buvo, aš nežinau, nes čia prefeisą šiaip. Gal. Bet padangos, seniai, 17. Bet, nu, mėsos daug. Burnautą šiandienais. Bandyti tikrai reikės. Realiai tik tai kėbulo defektai, nu va čia pasilupę. Bet kad šitos durys atsidaro, tai čia seniai. Žiūrėk, dar lempa šviečia. Zapaskį Ten yra. kolonėlį ar kas? Ortakis. Bet slenkščiai matė gyvenimu. Nu, bet ne keura dar. Ką norėtų? Į mus labai visi žiūri, kai mes filmuojam tą mašiną. Šiaip karo čia ką pastebėjo dar. Šitie išsėma. Tai kad langai būtų. Nu tai ten irgi va tie nusileidžia. Oba. Ir išsėma su visu tuo. Jau Bet čia. jis tai daug vaizdų priduoda. Ir seniai pritraukėjas yra. Kas? Deivis sako, pažiūrim, ar yra redlinas, jau į mus žmonės žiūri, tuoj policija iškvies. Seniai 107 štukų ridos. 98 metų mašina. Nauja Opel Omega. Parodė, kaip įsikūrė. Iš pusės aparato. Nu išlip biškį dar, apeisim gal kažką.
Lipdukus, aišku, nulupsim, manau, bent jau šituos tai tikrai ant stiklo dėsim kažką savo. Jo, bet šiaip jie visai gerai atrodo. Atrodo gerai, bet dėsim kažką savo ant stiklo, vis tiek užrašą kažkokį. Kas dar čia sakei priekį yra dobairis? Ai, va čia va, grotelės, ir čia va šitie metalai. Aha. Tai jeigu nustimpa kumas ir nepavyksta įeiti į vidų, tai pajungi čia laidus, pliusą, minusą. Ir čia... Ir atsirakina? Ir atsirakina. Nu. Galima atsidaryti Kapočerį. variklio skyrių. Opa, žvėriukas. Ekotek. Kas čia degė? Čia taip nubirėja. Reiks nulup daugiau Lėčiau garso. lys dar čia šitą vidų. Čia turbinus 3 kokius dar tilps. Man. Tai ką, kelsim, darysim šniorkelius, čia viską į offroadą. Ne, šito jau. Aišku, čia radom. Tai jau rodžiau pirmai. Rodė. Čia mačiau kažkokių tai... Deivas, tu nelysda, įtrauk čia tave. Čia gal vardas pavardė? Šiaip jo jaučiu. Jo, čia žmogaus vardas pavardė. Aš nenoriu jų vežioti. Ta šiukšlės gal pramėtum biškį? Davai pramėtum, aš nenoriu. Pivniukas net nelipa iš mašinos, jisai bijo, jau dreba. Sakė, net nelipsi šitą. O, čia galima bagažiniai. Tiudys kažką. Vienas ten, kitas ten. Salonas skylė yra, žiūrėk, kad patektų. Nu. Ranką išties. Tai čia jeigu atsibustų, kad Žiauru yra. Kočių žmonės net žiūri mūsų dabar. jau žiūri visą degaliniai, kaip į debilus. Kam tas kaip iš tikrųjų? Bet pritraukėjas yra senis. Žiūrėk. Šiaip. Dugnas švarus. Duslį naujai įdėta. O, tai buvo gal išmetimas darytas, sudėjau orgą prieš pardavimą. Duslį vapšė nauja nuo vidurio. Žodžiu, toli nepabėgom nuo savo pradmenų. Tai čia vien tik dėl to ir važiavam tiek kelio, nes jeigu būtų kokia kita, tai būtume gal net nepirkę. Žodžiu, su žmogum susišnekėjom visom kalbom, angliškai, lenkiškai, rusiškai. Ir vokiškai pusiau. Nu, bet per vertėją daug bendravom. Nu, šiaip pagrindė, tai iš pradžių iš vis mūsų draugelis sukalbėjo, nes jis lenkiškai moka, bet paskui ten jau, kai baigėsi vis, nu jau kai pakalbėjom pagrindinius dalykus, paskui jau ten kažką jau ten buvo per vertėją. Tai aš dabar jaučiu, sėdu pas pivniuką ir pafilmuosiu biškį iš lauko. Autostradoje, kai važiuosim biškį rauleriukų. Gerai. Nu, tik pasimsiu daiktų porą. Drąsos, antrus trusikus. Vandenuko. Ai, dar kava mano. O, bakrūrė. Pirmas Omegos stopas po ilgesnio... Tai kaip tu išlipsi, alio? Po ilgesnės kelionės. Kaip, gerai viskas? Eina? Jo, galvo bus blogiau šiaip. Kodėl? Galvo vaidensis, čia gal dar kažką, bet ne, normaliai. Normaliai. O tu bent jau pasižiūrėjai, ten tepalų antifrizo yra normos? Šiaip ne, reikia pažiūrėti iš tikrųjų. Kai važiuoji virš 100 ir atleidi gazą, kažkokia vibracija kaliai jaučiasi. Bet tokia minimali. Šiaip valintai nevalinai. Bet gal biškai pradruoju. Prasivažiuos gal. O tai vibracija čia iš kur, iš reduktorio? Kažkur iš galo, nežinau, gal kardanas ar kažkas. Turim niuansėlį pirmą. Čia trūkęs radiatorius ir bėga aušinimo skystis. Visur čia šlapia. Sena plasmasė jaučiasi. Žinai. Reiks temperatūrą stebėti, kad neužkaistų, jei kas sustosim, vėl dapilsim. Gal parlėksim iki namų. Gal 700 litrų.
šitą bembą. Eik, miškiau. Bandom apvažiuoti mokamus kelius, nes jau dabar esam ne su vienu, o su 2 mašinom, bet lėkim kažkokiai šunkeliais per kokias 2 valandas. Nuvažiavom, nei 100 kilometrų raučių nenuvažiavom. Pivniukas jau keikė mane, nes aš per navigaciją parinkau kelią. Sakė, kuo jam nuo Zankabų skauda, nepratęs prie tokių. Deivas sakė, nori pas nykštukus nueiti jau. Kas čia darosi? Negaliu garnės tapyti. Šnypšė. 2 eurus kainuoja, negalim Sony Ericssonas įsijungi šitos ką tik. baronus ant mašinų ant kiemų, tai 100 tralai, negalima modulatorius nusipirkti. Kas 5 minutės reik perjungi per naują, nes išsijungia jisai. Taip, bet tai mes jį pametėm, aš nebematau. Tai jis vaikas atvažiavo. Viskas gerai. Gerai. Matau ant lenkimo išėjęs. Bet tai mes čia gan ilgai važiuojam, su to bėgančiu antifryzu, sakė nekaist. Gal nerodot. Tuoj sudegs motoras ir Tai pasibaigs. gerai, dėsim 2,5 mekaną. Dizelį. Tai nelabai darosi, tai Darosi. bus reikalų. Viskas padaroma. Aha. Tai ten irgi bėga kažkas. Ir bėga Netrūksta. ant dusliaus tiesiai bėga. O kas tepaliukas? Gali būt, žinau. Čia gal nuo to ir apdegė. Čia nebėgia, čia nučirka. Karočią... Skęstam. Gali būt, kad per vožtuvų dangtelį, va ten bėga tepaliukas ant duslės tiesiai. Dėl to rūkstam. Tai žinai, aš taip kaitina. Nevažiais kiek metų, aš taip turbūt tos katapaltas. Tu nedrož tos mašinos, tai girdė. Aš nedrožiu, ramiai važiuoju. Aha, 15 eina. Ką, 15, 13? Aha. Neina pavyti. Jau į galą visai išprotėjai. Davai, varom. Tai vis niekaip neįsipatoginu, bet va, kažkaip dabar pasisekė. Miegok. Oro sąlygos tokios. Nelabai kas matosi priekį iš tikrųjų. Blemba per kamerą geriau matyti. Reik taip važiuoti visą laiką. Laikom stabiliai 13-14, dar 5 valandos iki namų. Mašina nekaista. Viskas kaip ir gerai. Žodžiu, situacijos update sustojom vėl į degalinę, va tai va bėga antifrizas. Tai nežinau, liko dar apie 400 km, man atrodo. Tai va, iki kito update'o. Tai da, bet trūko to, kad mašina antifrizą leidžia, tai dar ir į kamštį papuolėm. Tai pirmai anoj pusėje buvo avarija didelė, dabar čia rodo jau vaizdas, kad šitoj pusėje avarija didelė. Tai aš lėkiu dabar jau vienas, nieko nėra su manim. Kažkaip visai nebaisu. Galvojau, kad bus baisiau. Tai mašina kol kas nekaista, nenoriu prisišnekėti, bet tikiuosi viskas taip gerai raisis, kaip dabar einasi. Tai lėkiam toliau. Nu, kamštis nenuėjo, vėl tai va tokį aparatą, agregatą matom. Nežinau ar matosi, bet čia gal matosi. Rūksta dūmai. Dėl neaiškių priežasčių. Ten nuo viršaus bėga tepaliukas biškiai. Ir jisai kapsi. Ant išmetimo tiesiai kapsi. Aha. Ir garuoja dėl to. Man jau atsibodo, čia tuos update'us daryti, kiek galima, aš nesuprantu. Stojam ir vėl einam. Ir vėl stojam ir vėl važiuojam. Stojam, važiuojam. Nu. Stojam, važiuojam. Aš noriu jau... Aš jau noriu namo parvažiuoti. Aš nesuprantu, nes atgal važiuojam 5 kartus ilgiau negu į priekį. Kas to nesąmonį? Kudėdžiu šlapę. O čia neblogas aparatas atvažiavo. Matai, 5-7 litrų. Kada su šiher susiję? Ne vienam reik vairuotojų. Ne vienam. Gali nenuvaldyti. O šitą nuvaldai? Šitiek arklių, bet chassis twisted, na. So much torque, the chassis twisted coming off the line. Čia yra 100 kW, automatas, atmosferikas, bukas kai Davidas. Apšiai nevažiuoja.
Ant sporto, kai pasijungi dėžę, biškai važiuoja, bet čia kažką rodai, pažiūrėk, kaip furistas prisiparkavo prie bordiūro. Ir fūra, ir priekaba, milimetrais, netgi liečia, sakytume. Tai liečia. Belia ką? Nenormalus visai. Tikrinam radiatorių. Įskilės daugiau ar ne? Aha. Daugiau įskilės? Jo. Žymiai. Per visą, realiai. Per visą perskilės. Bet dabar nebėga. Tai jau. Nes jau išbėgau jaučiu. Kai iššaus. Reiktų dapil. Vienoj rankoj dešra, kitoj bankiai. Tiesiai pilą neprapylė, alio, Deivas. Pagnali. Kudai tu čia su mum valkiujais, tu čia komandos narys, kas tu toks? Ne. Rėmėjas. Rėmėjas? Supratau. Vairuotojas. Rėmėjas mūsų. Aha. Contribui. Remkit Contribui, žiūrėkit, kiek bus turinio čia. Deivis, jeigu šiandien bandydamas daryti burnautą, ne reduktoriaus nesuplėšys, tai gal ir bus kontento. Lėksim. Į mišką. Į mišką neleiksim. Tai jau turbūt paskutinis update'as prieš namus. Apsiprausam biškį. Kodėl tu čia sugalvojai, kai švarus tas langas buvo? Aha. Pasipuošę leiksim, ne? Jo, tai reikia į Lietuvą gražiai važiuoti. Visi važiuoja, visi žvengia lenkdami mus. Tai projektas jau čia sąlyginai ir atsipirkęs yra. A ne? Tai biškį dar užliejom kuro. Šiaip su pilnu baku apie 600-700 km galima nuvažiuoti. Ką tu filmuoji? Ką tu filmuoji? Ką tu filmuoji? Ką tu nori? Ką tu nori? Bėga. Kas čia bėga? Kas? Antifrezas? Ne. Antifrezas? O eik tu. Čia negerai. Pažiūrim, galim ten. Tai skutam greičiau namo. O, pažiūrė. O, čia šaudo. Jo, ten. Davai, Užkurė, tai popinė. varom iš čia greičiau. Nafik. Čia mato, bet girdit dabar garsą. Čia iš rankinių jisai sklinda. Pritrauk rankinį biškį. O, užtrauki biškį rankinį. Tai dingsta garsas. Tai mes visą kelią važiuojam su pritrauktu rankiniu, nes jau baigia galvą. Už tik pradėjom važiuoti, sakė Deivis, aš išprotėsiu toj mašinoj. Tai davė man vairuot šitą, jis į bembą išėjau. Tai aš užsitraukiu rankinį ir lėkiu savo. Ir tylu, ramu. Muzika negroja, nes neveikia magelis. O magelis neveikia dėl to, nes prašo kodo, kurio niekas nežino. Tai reiks vežti atkoduoti arba dėti kažkokį aftermarket magelį. Liko 50 km iki namų. Jau ekipažas nešneka, nes pavargė ant tiek. Tai va, grįžom namo, kolegos netvarė, nes jau pakankamai vėlu, visi esam pavargę, varysim miegot. Tai grįžom sėkmingai. Grįžom, atlaikė Omega, ryt užsakom radiatorių, nuo antifrizą pakeičiam, sudedam. Ir testuosim. Bus deilis naujas, va, ratus vešim, dar kažką darysim. Bandėm dabar ant žvyro, aš bandžiau tiksliau biškį kažką kažkur, tai taip. Pusėtinai. Labai ilga bazė, sunku užmest, bet ant sniego tai manau ais. Ant sniego ais jau, žinai kaip bus? Arba neslys, arba jau slys taip, kad jau vyrė gaudyk tą vairą. Tai gerai. Tai, žodžiu, šiandien kaip ir viskas, bet manau dar rytoj nufilmuosim kolegų reakcijas, atvažiuos pasižiūrėti. Man įdomiau pamatyti senelio reakciją. Galvos viskas jau. Atvažiavo pasibę. Atėjo pasimt. Ne. O tai jis nežino? Ne. Tai sakau, pamatysi rytoj šitą katafalką ant kiemo, tai čia pagalvos eikto, nu. Čia išprotės. Gerai, viskas, baigiam vairuot. Все. Labanakt iki rytojaus. Iki kito... Aš pavargęs, Mariu, nepyk. Iki kito kadro. Gerai, davai. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien yra jau praėję keletas dienų, kaip Omega yra namuose. Stovi ant kiemo, gražiai. Stovi ant kiemo, tai tik šiandien gavom naują radiatorių.
Ir dabar bandysim pakeisti. Vis dar laukiam savo komandos narių, nes jie tą vakarą neatvažiavo ir neatvažiavo taip pat ir vakar, nes yra užsiėmę ir dirba. Jie dar net nematė šito aparato. Jie matė tik tai nuotraukas ir video, bet nematė mašinos gyvai. Tai dar ir pafilmuosim jų reakcijas šiandien ir... Tai realiai ką, pakeičiam radiatorių, kad būtų galima ir pralėkti, patestuoti. O bėda yra va. Dabar akivaizdžiai matosi, čia įtrūkęs radiatorius. Va. Va. Neblogai. Nu, sena plasmasė, nėra ko norėti. Tai žodžiu. Paėmėm kitą radiatorių. Ir pakeisim. Ir varysim kažką tai daryti. Tuoj parodysiu, mariukai. Žmonėm, ką nupirkom. Radiatorius šiaip gavos pigiai. Už naują radiatorių sumokėjau šiam 5 eurus. Tai einam remontuoti. Čia tos vietos tai belė kiek. Čia aš. Tilptai tu? Drąsiai. Davai, lip. Išimsim radiką, įlipsi? Drąsiai. Davai, laukiam. Nereiks nei priekio nieko, nusimbim bam. Čia va taip įdomiai padaryta yra. Paspaudi ir įsitraukia viskas į viršų. Galiu pasakyti žiūrovam, ne per seniausiai keitėm Mariuko tėtės Volvui radiatorių. Tai jeigu kažkas norėsit... Jeigu kažkas kažkada Volvui keisit radiatorių, tai geriau nekeisti. Ir jeigu kažkas pasakys, kad daug reikalų, tai žinokit, kad tikrai daug reikalų. Patys nekeiskit. Keitėm visą dieną realiai. Paračite reikalų. Per daug reikalų. Kol įsiaiškinom, kaip ten iš vis nusiima magija. Kad nuimtum tą, turi nuimt tą nau, kad nuimtum aną, turi dar tą pirmą nuimt pirmiau. Žodžiu, visą priekį išardėm. Tai nuo ryto iki beveik vakaro. Keitėm radiatorių vieną. Tai va, čia gal bus biškai paprasčiau. Deivas neatspėjo rakto. Alio. Galvau, čia 22, bet čia panašu bus 19. Kažkoks nestandartinis, ne? O, atvažiavo medūziukas. Deivas vėl neatspėjo rakto. Ir ne 19, nu ką, čia 21 jau čia arba 20, bet nesąmonė. Bet atsinešiau 2 euro, kad nereiktų vaikščioti. 20, biškai gal... Ai, tinka. Tai pirmą kartą gyvenime matau, kad tiktų 20-tinis raktas, nes dažniausiai būna arba 19 arba 21, o čia 20-tinis. Bet tai kažkoks jisai atrodo, kad per didelis biškį. Nu, dėjau 2-1 šito, 19 netinka. Nu, dar koks varžtas įdomus. Opa! Propeleris. Nu, eis laukia ar neda? Tuoj. Kad tas kapotas nelabai laikosi. Kaip tai nesilaiko? O, atsargiai, Daiva. Nedračyk tu jo, blėt. O, ir vėl barščiai. O tai ant ko tas laikosi gaidys? Atskiras stichija ten. Conditioner. A, neveikia jisai, aliau. Aišku, tai tas kebras. A, išvažiuos šiandien jisai. Daivas, pakelsi. Toks pat. Čia nueina. Čia. Čia. Čia daviklis įsidės ir čia. Jau. O Ten, čia? kur raudė, tam garaže jie turėtų būti. O čia va skylė blokė. Radiatorių. Šito kaurydžio Daivas išlupo viską. Ėmė, suėdė. Kažkur buvo talį. O tas jau atsišnekėjau su mergom, atvažiuoja pagaliau. Mergos jiems svarbiau negu mūsų projektai. Žinot visi. Ką jūs? Nepervirškat, kad būtų trakšta. Ką berniukai? Vakar buvom nuvažiavę į Vilspotą, klausė, kur to su grifkute. Rimtai? Kur tas su džiuduku? Tai ką sakė? Tai nieko. Tai ko jūs manęs norės? Tavęs ieško visi. Tai ne tik vaikai mane myli pasirodo. Tai taip. Deivas masažuoja tą radiatorių, tuo įdėsi. Reikia pažiūrėti, kas šito. Yra bagažinis liftas. Rimtai? Ne liftas, o prisoskis. Lyja. Čia ženklas. Vistas po stogu jam gerai.
Čia tai atsidaro, nusiima tas. Oi, veliūra. Tik tiek? Tai išsikelia dar. Aš norėčiau iki čia. Dedu čiužinį guliu su ponė savo. Tai jo. Bet magas girdėjau neveikia. Girdėjai. Negalėjai girdėti, nes neveikia. Kam per be mago? Sakei, lipsi, kai išims radiatorių, kodėl neįlipai? Kelpsiu su radiatoriu. Davai uždarom. Pasakyk, padėsiu ant tavęs. Jau. Dabar tu lipk ant kapoto ir užsidarys. Burks, davai. Ne toks garsas šitos. Davidas išprotėjo, sakė, nori korvetės variklį dėti į šitą megą. LS swap. Vietos pažiūrėk čia. Kiek nori, aš taupau. Mariusia, kurva, huiena Maikį. Parodyk, hebrai, parodys. BMW fanai mes. Marformans. Tėvas, tu tversi greičiau, aš jau pasiruošęs lėkt. Galiu jau kurt. O papa. Ar norėjau sakyti, dar turime O lėlė, žolė, žalia. Ką mes pilsim? Vandenį. Vandenį. Varau greitai iki Olto, kurias. Nedirba jau. Mariai, buvau, ką aš galvoju, veikiau. Apie bobos galvojau? Ne, apie Omegą galvojau. Apie bobos tau ne. Mariai, negalvoju apie bobos. Dievas išprotėjęs, bandė apgaut mus, kad antifrizo neturim. Tai priekį dabar. Daug. Gerai, kur? O, leliuškė! Pėgus lavonų vežiojimas! Pėgus! Veži? Vežu? Patinka tau? Lavonai? Jo. Ar mašina? Lavonos mašina, lavonai. Lavonai man patinka, bet labai jie nesiginčina. Nesiginčina, nepyksta. David! Šok pravešiu. Šiaip gerai vairuoju, žiauriai. Tu gerai vairuoji? Šiaip žiauriai. Labą dieną. Dokumentai ir šėjos? Ką žinau? Nesukai degalinė. Paskutinė kelionė! Aina. Geri stabdžiai, žiauriai. Tai labai. Girdi, kai čirškia? Nežinau, čia ar sportas dabar, ar nesportas. Tai tu nedročiai. Vieną kartą paspaudė ir jau. Ai, žiūrėk, įsuksiu panas. Ai, kiemą. Nemėti, kaliu. Kudė? Tu bėgių labai daug. Bėgių tai čia 15. Kai fūru, nafik. Pirmų bėgių PM važiuoja. Atrodo, neužsimeta, bet kai pažiūri galia, tai kur užsimeta. Tai tokia minkšta, sakau, 15 važiuoja, atrodo, ant 9 lėki. Kur čia taip lėkit autobanė? Nu, 15 laikėm visą kelią, atlaikė aparatas. Tik nefilmuok jos pačiau. Labą dieną. Dušelės atvažiavo. Susižvengia. Dušelės atvažiavus. Važiuok, žiuplį. Dušelės. Lavonas. Nu, paskutinis šmyrikas komandos apžiūrinėja. Smirda tau etas? Ko smaugi tai? Noriu laidot aš jį. Geras. Varom dušelių susirinkti eitvę. Čia tavo vieta bus. Aš pirmai sustojau prie... Ai, tai jis nebuvo. Sustojau prie tokios mergos. Sakau, paklausiu, kur čia. Nu, tipo atvažiavam lavono paskui. Sakau, labą dieną. Atvažiavam dušelių pasimti. Jo, kaip mes atvažiavam, kur. Ką tu? Jeigu mes nuvažiavom, tiesiog. Rokerį. Pamyžuoja rokerį.
get it fine. You don't get cut, you don't get fine. You tell my dogs, oh my god, I'm a bitch, I'm in a bitch, I'm